Sveiki visi, tai šiandien papasakosiu, kodėl dažnai būna, kad žmonėm nepasiseka versle, nes pats iš tikrųjų esu Herbalife kompanijoje ir pradėjau čia verslą tiesiog kaip būdamas samdomas darbuotojas, inžinierius, ar ne, ir norėjau eiti į visiškai tą verslo pusę, verslo sritį ir per 8 metus, kaip sako, man kabutėse pasisekė, bet sėkmės tokios nėra, tiesiog yra nuoseklus darbas, sistemiškumas ir panašiai. Ir aš būtent noriu panalizuoti, kodėl tikrai nemažai žmonių, kurie nuėjo kartu ir yra dalis tų žmonių, kurie nenuėjo arba kurie sako, žinai, nepasisekė man ten, netinka ir taip toliau ir taip toliau. Tai būtent šitą vietą mes truputėlį panalizuosim, kaip viskas vyksta. Tai įsivaizduokit, kad čia yra, esate jūs arba žmogus, kuris nori užsiimti verslu, ar ne, tai dažniausiai būna, kad mes ateinam iš aplinkos tokios paprastos darbinės, tai, žinot, dirbi samdomą darbą, eini į mokyklos, universitetas gal kažkam, tai gali būti ir ne, tiesiog eini, dirbi, atsikeli, eini į darbą, grįžti namo, 3-4 valandos gyvenimo, vėl atsikeli, eini į darbą, lauki savaitgalį ten, bet ir toksai pradeda suktis, prabėga metai, 2-3 ir pradedi galvoti, kad nieks daugiau gyvenime ir nepasikeičia. Ir tada pradeda atsirasti mintis, o gal gali būti kitaip.